Kas vis dėlto traukia į tą ekstremalų sportą? Ar sportas tarnauja mums, ar mes tarnauja sportui? Su vėju jau taip yra, kad jisai pučia dabar ir jisai tavęs nelauks. Kažkokias bazinės fizinės savybės turėti, pasiruošę prieš lipant ant lentos. Būni šiame momente ir daugiau niekas nebeegzistuoja. Labai įdomus sportas, viskas gražu, bet vis tiek yra kažkokios rizikos. Pakėlė, nunešė ten į medžius kur nors ar į krantą ištempė. Kokios didžiausios baimės gali būti pas žmonės ir kiek jos yra realios, kas susijęs su kaitavimu Baltijos jūroje? Kaitavime nereikia kovoti su aitvaru. Aš esu naujokas ir kad man užtektų mėgėjiškai pakaituoti, kokie turėtų būti investicija? Ar mes sportuojam tam, kad mes jaustumėmės gerai, ar mes bėgam nuo kažkokių problemų. Ir kai išmoksti, tada jau prasideda pats malonumas. Kaip pat neprarasti realybės jausmo ir save apsaugot? Smegenys pradeda sakyti, gal tu jau sustok, gal jau gana. Ne visi turbūt žmonės tą gali suprast, čia išdarinėja. Sveiki atvykę į kitą gyvenimo projekto seriją. Šiandien pasikalbėsime su Tadu Malinausku, vienu iš GUS guru įkūrėjų. Tadas dar jaunystėje pradėjo domėtis ekstremaliu sportu, naudojasi snieglentėmis, o dabar yra aktyvus jėgos aitvarų propaguotojas. Tadas papasakos, kuom yra svarbus judėjimas, mobilumas, taip pat papasakos, kaip galima susidoroti su savo fizinėmis ir psichologinėmis būsenomis, kai norime užsiiminėti ekstremaliu sportu. Padiskutuokime ir pasinerkime į šį gražų pokalbį. Tadai, esat neįprastai atsidavę sportui ir praleidžiat daugiau nei 2 valandas kiekvieną dieną. Iš kur tiek jėgų ir kokią naudą matot sportuoti kiekvieną dieną? Kaip tai padeda jūsų gyvenimui? Tai ačiū už pristatymą ir siekiamybė yra sportuoti 2 valandas per dieną. Dažniausiai taip ir gaunasi, kartais truputį mažiau, kartais truputį daugiau. Man tai yra saviraiško ir meilė savo pačiam, nes jau būdamas paauglys nusprendžiau, kaip aš noriu atrodyti ir kaip nenoriu atrodyti. Tai nenoriu būti tikrai su pilvu, nenoriu turėti aukšto spaudimo, nenoriu blogai jaustis, noriu būti raumeningas, atletiškas, turėti gražų kūną ir tas sekė, kaip man reikia elgtis, kad turėčiau tokį kūną ir kad jaučiuosi tiesiog gerai. Tai viskas ir susiveda į tą mano judėjimą ir saviraišką. Dėl to ir praktikuoju. Ir kaitus, snowboardus, bėgimą, dviračių sportą. Aš pats sulaukiu tokio įdomaus klausimo, ar sportas tarnauja mums, ar mes tarnauja sportui. O kaip jums, jeigu reikėtų šitą klausimą atsakyti? Čia tikriausiai priklauso nuo kiekvieno požiūrio ir kiek mes esam nuovokus ir kiek pastebim, ar mes sportuojam tam, kad mes jaustumėmės gerai, ar mes bėgam nuo kažkokių problemų, ar bėgam nuo kažkokių įvykių, bandom pakeisti tą laiką, kurį galėtumėm skirti problemų. Tai išryškinimui, išgryninimui, tai čia kiekvieno žmogaus individualus dalykas. Aš matau kaip saviraišką ir savęs tobulėjimą, kaip mokyklą galima sakyti, nes kiekviena treniruotė, kiekviena sporto šaka, jinai pamoko kažką vis išsineši, ką paskui gali pritaikyti realiam gyvenime. Praleidžiat po 2 valandas sportuodamas, vis dėlto yra toks posakis ir jisai neveltui, kad sportuoti nedaugiau nei valandą, nes gaminasi ir streso hormonai, kurie galbūt gali ir paardyti raumenis. Bet jūs turbūt į tas 2 valandas sugebat sudėti ne tik tai fizinį sportą, bet turbūt ar turit kažkokią meditaciją, mobilumo pratimai, ar čia yra vien tik tai ta aktyvi fizinė veikla, tos 2 valandos? Fizinė veikla susideda, tos 2 fizinio aktyvumo valandos susideda ir iš jėgos pratimų, ir lengvo aerobinio darbo, kaip bėgimas, dviračio minimas. Taip pat dabar pradėjau inkorporuoti į tempimo pratimus, kad kūnas spėtų atsigauti. Tokio kaip meditacijos pratimų nelabai propaguoju, daugiau kaip ir pats sportas man jau yra meditacijos forma, nes aš susikaupiu, man nieks nebeegzistuoja, aš esu šitam momente ir dažniausiai patenku į flow būseną, kad po to tampu daug darbingesnis, nuotaika geresnė, galiu padaryti daug greitesnius sprendimus priimti ir taip judėti pirmin. Tai kaip suprantu, sportuojat turbūt pirmos dienos pusėj, nes minėjot, kad pasikraunate energiją, ar vis dėlto ir vakare matot
privalumų? Dažniausiai sportuoju pirmos dienos pusėje, nes tada užsikeliu energiją, turiu energijos visai dienai, o vakare prieš einant miegoti padarau tempimo pratimus, kurie ten užtrunka nuo 20-40 minučių, atsipalaiduoja kūnas, atsipalaiduoja mintis ir tada pastebėjau, kad netgi miego kokybė pagerėja. Pasižiūrėjau, jeigu nepadarau tempimo pratimų ir einu miegoti, deep sleepo gaunu valandą 20, o padarius pratimus iki 2 valandų 2:20. Tai čia labai geras rodiklis pasiekti ir pastebėti, kaip tai įtakoja. Čia minėjot, to gilaus miego tikrai yra gan ilgos, 2:20 net. Ja, iki 2:20. Čia yra gana ilga. Man save teko pastebėti, tai aš 1:10, 1:20. O neteko atkreipdėmėsio, kiek vėlyvas valgymas, pavyzdžiui, įtakoja ne tik tai sportas. Ar įtakoja jums gilų miegą? Labai smarkiai įtakoja, labai smarkiai. Pavargus po darbo norisi grįžti, kažkaip save nuraminti, tai tas dažniausiai būna, kad kokį sumuštinį pasidaryti ar dar kažką pavalgyti. Ir tada iš karto nurimsti ir eini miegoti, greitai užmiegi, bet miego kokybė labai suprastėja. Gilaus miego patampa kokios 20-30 minučių, atsikeli visas toksai grogi, nebesinori nieko judėti, veidas užtinės, baisiai jauties ir galvoju, ką aš čia per nesąmonės dariau. Ir kai supratau, kad po truputį reikia tolinti valgymo maistą prieš miegą, miego kokybė daug geriau pagerėjo. O pačios fizinės veiklos buvimas vakare įtakoja jums gilų miegą? Jeigu neteko pasitestuoti, kada vėliausiai pasportavote ir vėl kaip tai įtakojo gilų miegą? Anksčiau galvodavau, kad jokios nedaro įtakos miegą, tiksliau sportas miegui, bet pasirodo, kad daro. Ir jeigu pasportuoju vakare, ten, tarkim, einu miegoti apie 1-12 nakties, o sportuoju apie 8 ar ten 10 baigiu treniruotę, tai tada nespėja kūnas nurimti ir dar toksai būna visas įsiaudrinęs, sunku užmigti, tada atrodo dar gali judėti ir tada atsikeli toksai nepailsėjęs visai. Aš matau, kad reiškia ne vienas toks esu labai stipriai irgi stebiu savo ir miegą, žiūriu kokybę, nes jeigu atsukti turbūt laiką atgal, labiau fokusuodavus kokio sudėtingumo treniruotės, bet poilsis yra vienas turbūt iš svarbiausių dalykų, nes pailsi ne tik tai kūnas, raumenys atsistintinėja, bet ir smegenys. O kas jums yra miegas? Ko jūs tikitės iš gero miego? Kaip tikitės jaustis ryte? Pakrautas, pilnas energijos, atsikelti žvalus, nors keltis man visada yra sunku, kad aš ir kiek be miegočiau, ar miegočiau 5 valandas, ar 7, ar 8. Tik tai, kad skiriasi jausmas ir skiriasi proto aštrumas bei kūno veikimas. Tai pamiegojus 7-8 valandas daug geriau viskas veikia, tiek fiziniai, tiek protiniai sugebėjimai. Tai yra labai svarbi dalis mūsų gyvenimo, nors atrodo, kad ten tiesiog iš pradžių atrodavo, kad mes išmetam tas 7-8 valandas į niekur ir galim būti daug produktyvesni ir daug daugiau padaryti. Bet kai pamiegi 5 ar ten 4 valandas ir neturi motyvacijos nieko daryti ir esi vangus, tai bėda, kad tiesiog nelabai produktyvus esam ir funkcionalūs šiame gyvenime. Bet vis tiek sportuojat, jeigu nedamiegat, ar išbraukėt tą dieną sportą iš savo? Priklauso. Jeigu, pavyzdžiui, pučia vėjas ir reikia anksčiau atsikelti, tai tada tenka miegą paaukoti šiek tiek ir varyti, kaituoti, nes su vėju jau taip yra, kad jisai pučia dabar ir jisai tavęs nelauks, kada tu išsimiegosi, kada pavalgysi ar ten kokius darbus padarysi. Bet jeigu, pavyzdžiui, kokia sunkesnė treniruotė bėgimo, tarkim, tai tada truputį ją sumažinu. Pradėjau pajautinėti, kaip kūnas jaučiasi. Kiek galima sakyti, kad jūs paminėjot kaitavimą, taip? Taip. Lietuviškai kaitavimas būtų? Jėgos aitvarų sportas, kaitavimas. Abu žodžiai. Taip? Abu tinkami. Kiek galima sakyti, kad čia yra ekstremalus sportas? Ar mes turim jį ekstremalų tiek, koks yra oras, ar vis dėlto pasirinkus vietovę, tokią kaip Kuršių marios, kur yra galbūt ramesnis vėjas, arba palyginus su jūra, tai tas apsprendžia tą ekstremalumą. Ar vis dėlto ir ten vėją galima stiprų pagauti? Vėją galima pagauti ir ten stiprų, viskas priklauso nuo prognozės. Tai
mes pradedam kaituoti nuo 5 metrų per sekundę, kas yra lengvas vėjas, pradedam mokinti žmonės nuo tokio vėjo. Tačiau jeigu vėjas, tarkim, būtų 10, 12, 15 metrų per sekundę, jau kas yra nuo 15 ir į viršų štormas. Tai prasideda ekstremalūs vėjai. Vienam žmogui ekstremalu gali būti išeiti į jūrą, paplaukti bangose ir grįžti. Pavyzdžiui, man suvokimo ekstremalu jau, kai yra 20 metrų ir pučia smarkus vėjas ir tada aš laikau kaitavimą tikrai ekstremaliu. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, būtų bėgimas, kai tu gali išvaryti ir pabėgioti ramiai ir tai bus tik tiesiog kardio treniruotė, ir kur tu gali varyti sprintus daryti. Tai inkorporuoji tokį daug didesnį ir intensyvesnį fizinį darbą. Buvo kokių atvejų, kad aitvaras pakeltų aukštai, nes man iš karto pirmas toks dalykas, aš turėjau pažįstamų draugų, prisipirko brangių aitvarų ir aš, kiek žinau, yra jų ir dydžiai ir matomai prisipirko per didelių ir jos taip aukštai pakėlė. Jie į Graikiją išvažiavo visi su aitvarais ir tiesiog sakė, galvoja, kad viskas mirtis, nes tai pakėlė aukštai. Ar teko tokiu atveju matyti biškį perlenkti lazdą su dydžiais? Kaip reikia tinkamai pasirinkti aitvarą? Ar čia priklauso nuo profesionalumo, kaip mes išlaikom aitvarą ant žemės? Ar vis dėlto, jeigu didelis aitvaras ir stiprus vėjas, viskas mus nupūs? Tai pati pradžia viskas prasideda, kai mokinį išmokinam, kaip teisingai pasiruošti įrangą, su kokia įranga turime eiti prie atitinkamo vėjo, nes vienas aitvaras gali tikti vienam žmogui prie vienokio vėjo, kitam jis jau nebetiks, nes bus per didelis, pavyzdžiui, nes žmogaus svoris ir vėjo stiprumas keičia aitvaro dydį, bei lentos pasirinkimą. Tai šitą turim aiškiai žinoti, kokiam vėjui mums reikalingas koks aitvaras. Dėl pakelimo dažniausiai žmonėms ir susiduria su tomis baimėmis, kad aš mačiau kažkur per YouTube video, kaip ten pakėlė, nunešė ten į medžius kur nors, ar ten į krantą ištempė. Dažniausiai tie video dar netgi būna seni iš ten 90-ųjų metų, 2000-ųjų metų, kur aitvarai būdavo prisisegi ir negali jo atsisekti, kol tu jo nenuleidi, neatsiseksi. Naujų laiku aitvarai va šių metų, praeitų sezonų aitvarai ir šiaip visas inventorius yra pakankamai saugus ir jeigu matai, kad vyksta kažkas ne pagal planą, tai jį tiesiog gali atsisekti, paleisti ir aitvaras nukris, pats nueis pavėjui ir saugiai tu būsi ant žemės. Tai taip, gal tu inventorių ir sugadinsi, bet koks tikslas išsaugoti inventorių, jeigu pats susižalosi? Labai atrodo patrauklus sportas, bet man kaip sportuojančiam netgi atrodo labai sudėtinga. Nežinau kaip mėgėjam, bet kokių fizinių savybių reikia vis dėlto, turim kažkokias bazinės fizinės savybės turėti, pasiruošę prieš lipant ant lentos. Nes vis tiek ir presas dirba, ir vidiniai raumenys, ir nugara turbūt, yra visas kūnas. Tiesa, visas kūnas dirba, didelio specialaus fizinio pasirengimo nereikia, nes pats kūnas sustiprėja, kai jau tu pradedi praktikuoti kaitavimą. Ir taip, jeigu žmogus yra sportuojantis, jam greičiau pavyks atsistoti. Vidurkis nuo 6 iki 8 valandų žmogui reikia, kad jisai pats taptų savarankiškas ir sugebėtų išeiti, pargrįžti, paplaukti, saugiai pasikelti aitvarą, saugiai nusileisti aitvarą. Jeigu žmogus sėdi visą gyvenimo ofise, ten dirba prie kompiuterio, su sportu niekada neturėjęs jokių reikalų, taip, jam šiek tiek daugiau užtruks. Bet tam yra procesas, palaipsniui išmokstama aitvarą valdyti, pasimti lentą, paplaukti, saugumo visos sistemos, kaip padaryti viską, kad žmogus jaustųsi vandenį saugiai ir krante saugiai. Ir jam gal užtruks ne 6-8, o gal pavyzdžiui 12-15 valandų. Bet čia visiškai priklauso nuo to, kiek tu turi valios tai daryti. Ir kai išmoksti, tada jau prasideda pats malonumas. Pačios pirmos valandos, ten 2, 3, 4, kol tu straglini, realiai bandai suprasti, kaip viskas veikia, yra sudėtinga. Bet paskui prasideda malonumas. Įmanoma jūrai išmokti, ar greičiausiai būtų pats geriausias mokymasis tokiuose kaip Kuršių mariose, kur galima įsibristi iki liemens, ar ne per daug ekstremalu pradėti nuo jūros? Įmanoma.
įmanoma išmokti jūroje, progresas šiek tiek bus lėtesnis, bet tuo pačiu yra ir geriau jūroje, nes tada tu žinai, kad ir tokios sąlygos yra sunkios ir juose gali išmokti. Pavyzdžiui, mūsų Kuršių mariose vanduo yra negilus, tu nuo kranto nutolęs kelius šimtus metrų bus tau vanduo iki bambos, visada gali atsistoti, pasiekti dugną, bangos nėra didelės. Tai saugumo aspektas tasai. Plius instruktorius prie tavęs gali būti visą laiką. Jūroje jau yra šiek tiek kitoks mokinimas, nes instruktorius dažniausiai būna ant kranto, tu su juo kalbėsi per raciją, žmogus eina pats į jūrą. Pirmus kartus išeina su instruktoriumi, kitus kartus vieną paleidi. Tai tie pirmieji paleidimai į jūrą žmogų vienam būna tokie nerealūs, nes matai, kad jo akis pilnos baimės, bet jisai daro viską, ką pasakai, juda, klauso. Aišku, ta motorika dar neatsiradusi, bet kas išmoksta jūroje, tada daug lengviau plaukia Kuršių mariose, kur yra lygus vanduo. Pavyzdžiui, kas išmoksta Kuršių mariose, yra sunkiau perkelti visus skilsus į jūrą, nes ten prisideda dar vienas aspektas kaip bangos. Tai jeigu, nes vienceliai Kuršių mariose turim tik tai vėją ir vandenį lygų, tai čia prisideda dar vėjas, vanduo ir bangos. Tai trečias aspektas. Esu matęs, kad žmonės su aitvarais, daugiau kalbu turbūt apie profesionalus, įsikėlė video, rodo, kiek metrų pašoko. Ar čia yra siekimybė, kuo aukščiau pakilti ir kažkoks pasiekimas yra tiems sportininkams, kurie kaituoja? Ar čia profesionalumas, ar vis dėlto geras vėjas ir sėkmė, pakilimas tas aukštas? Daug kas susideda į aukštą šuolį. Vienas iš dalykų tai stiprus vėjas, kitas dalykas įranga ir trečias dalykas technika. Technika groja didžiausią dalyką visame šitame mišinyje, nes jeigu tu turi gerą įrangą, geras vėjas pučia, jeigu tu nemokėsi gerai išlaikyti užsipjovimo ir lentos, tai dažniausiai tu šoksi ne aukštai, o tiesiog palei vandenį ir skrisi toli. Tai mes turime mokėti greitai suvesti aitvarą, išlaikyti tinkamą greitį ir nepasimesti ore, nes pašokti gali aukštai, bet dar reikia mokėti ir nusileisti. Nes čia svarbiausias dalykas, turbūt. Pakilti tai galima pasimėgauti kokią 20 sekundžių, ką paskui daryti. O tada turi žinoti, kaip nusileisti, kad galėtum dar sekantį kartą šokti. Tai pasaulio rekordas yra 37 metrai, o Lietuvos rekordas yra 26,5 kažkas tokio. Tai čia kokie 7 aukštai beveik, kaip pakilėte, rodo, tai naisios. Aš iš tikrųjų pavydžiu kaituotojams, nes vasarą visi atsiverčia ir žiūri orus. Prastas oras, čia dabar vėjas. Jums vasara yra dvigubai iš tikrųjų. Jūs galit ir ilsėtis, ir degintis, ir galit iš tikrųjų turėti ir tą ekstremalų sportą. Tai ko labiau laukiat, kai ateina sezonas, ar saulės, ar audrų didelių? Kai pradėjau kaituoti, tiksliau prieš pradedant kaituoti, tai vėjas, dargana buvo nemėgstamas oras ir tada pasilikdavau namuose, kai išmokau kaituoti. Tai saulė yra gerai, nes gali pailsėti ir degintis, ar tam paplūdimį laiką leisti. Ir kai pradėjau pūsti, tai tada džiaugiesi. Ir pastaruosius kelius metus nebeliko tokio dalyko kaip sezonas. Nes kiaurus metus sezonas prasidėjo, nes jeigu pasirūpinam gerą aprangą, gerų hidrokostiumų, pirštinėmis, batais, turim draugų, su kuriais eiti kaituoti, tai keliaujam kaituoti ir žiemos metu, nes žiemą vėjai stipresni, oro tankumas didesnis, vėjas čia smarkiau, kelia aukščiau, tai tas daug įdomiau netgi pačiam. Ir dabar galiu pasakyti, kad vasaros sezonu aš mažiau kaituoju negu žiemos sezonu, nes žiemos sezonu kažkaip tas ekstremas didesnis, ten sninga, varom kaituoti, ir visi tokie žiūri, kas čia vyksta. O jūs minėjot, kad teko jums darbuotis ir Meksikoje, ir dirbti instruktorių. Ar skiriasi vėjas ir jo stiprumas, ir tos bangos, ar vis dėlto Lietuvos ta jūra tokia baugi, bent jau mums atrodo, ir tas kaitavimas toksai daug baugesnis?
Baltijos jūra jinai yra tokia aštresnė, nes bangos neprognozuojamos ir jos tankesnės yra negu vandenyno bangos. Vandenyno bangos jos taip yra stipresnės, bet kur Meksikoje mokinau, bangos nelūždavo. Eina kalnai ir jie eina, tai tu tiesiog nuo kranto praėjai ten kelis metrus ir gali savo kaituoti, tai kaip per kopas važinėtumės realiai. Vėjo stiprumas, kadangi vyrauja Meksikoje vienos krypties vėjas, tai tau yra daug lengviau išmokti kaituoti. Tai ateini, žinai, kad įsijungs, pavyzdžiui, 10 ar 11 valandą vėjas ir 4 ar 5, kada saulė besileidžia, vėjas pradeda kristi, jau žinai, kad turi grįžti į krantą, baigti mokymus arba pats baigti plaukti. Kas pas mus vyksta, kad eina ciklonas ir tada jau seki, iš kurios pusės vėjas pūs ir palei tai pasirenki, kokį atitinkamą vietovę varysi kaituoti. Ar ten, pavyzdžiui, į Akinio spotą Šventoje, ar Klaipėdoje prie Molo, arba, pavyzdžiui, prie vakarų vėjo varom į Svencelę. Atrodo labai įdomus sportas, viskas gražu, bet vis tiek yra kažkokios rizikos, nes kalbam apie jūrą. Kokios didžiausios baimės gali būti pas žmonės ir kiek jos yra realios, kas susijęs su kaitavimu Baltijos jūroje? Ekstremalus sportas, tai taip, gali ten ištemti, patemti į krantą, dažniausiai žmonės galvoja, kad gali nuskęsti, bet viską padarom kaip įmanoma saugiau. Plius, jeigu aitvaras yra danguje, jisai visada tave laikys. Tu esi su hidrokostiumu, antras dalykas. Hidrokostiumas visada tave laiko virš vandens, tai tu gali net neplaukdamas tiesiog atsigulti, gulėti ir dažniausiai jisai tave išlaikys ir tiesiog laiko klausimas, kada tave banga išmes į krantą. Tai tiesiog, jeigu žmogus pavargtų ar gautų kažkokią traumą, užtektų atsigulti ir išsibangotų. Jo, tiesa, visiškai, nes kas vyksta, jeigu, pavyzdžiui, surfini ar kai tuo yra ribkurentas, kuris tave išneša į jūrą ir paskui kitas srovė parneša. Lygiai taip pat mes juk neinam kaituoti, svarbus aspektas, kad neinam kaituoti, kai vėjas pučia nuo kranto, nes jeigu kas nors nutinka, aitvaras, pavyzdžiui, nukrenta į vandenį, mus tempia tolyn nuo kranto. Dažniausiai einam kaituoti tada, kai vėjas pučia į krantą. Tai jeigu pamečiau, tarkim, lentą, ar ten kas nors nutiko, kokia trauma, nežinau, ranka susižydžiau koją, turiu aitvarą danguje, galiu jų mojuoti ir mane partems į krantą ir aš tikrai grįšiu ir sulauksiu pagalbos. Plius einam dažniausiai kaituoti su draugais, kitebudžiais, kurie prižiūrim vienas kitą, kas vyksta. Jeigu matai, kad ten jis pametė lentą arba matai, kad aitvaras įkrito, stebi, pasižiūri, 1 sekundę nepakėlė aitvaro, ten kelios sekundės nepakyla, gal man reikia priplaukti prie jo, pasižiūrėti, ar viskas gerai, priplauki, paklausi, jeigu reikia pagalbos, padedi, jeigu nereikia, žmogus gali susitvarkyti, susitvarko ir toliau kaituojam. Ar geras startas būtų uždarose erdvėse, kur turim tos cable parkus vadinamus, pradėti, ar yra kažkokių tai panašumų, ar vis dėlto čia yra 2 skirtingi dalykai ir jeigu žmogus yra geras cable parke ir lipti ant jūros, visiškai priešingi dalykai, ar tas gali padėti kaip laiptelis? Čia vienas iš panašumų yra tas, kad lentų sportas yra, tai vandenlentės, wakeboardas, kaitavimas, irgi ant bordo stovi, išmoksti tai, kad judėsi kūno poziciją į vieną pusę arba į kitą pusę plaukti, kas pa žmonės, pavyzdžiui, nesportuojančius, dažniausiai nėra to judėjimo šonų suvokimo. Tai tas gerai, kaitavimas gaunasi, kad tu valdai jėgą per rankas ir tave tiesiog tempia už trapecijos per pilvą į šoną. Tai tas, o veikas yra, kad tu visą laiką pasikabinęs ant rankos ir tu turi nenutrūkstamą jėgą. Tai čia yra šiek tiek panašumų ir skirtumas tas, kad tu pats sugeneruoji jėgą kaitavime, o veikia ne. O kokios didžiausios traumos, kokias teko matyti, nes man yra tekę girdėti, kad ir pečius ištempia, nes greičiausiai kaip krentam į vandenį, nepaleidžiam, bet čia daugiau buvo su vaikinimu vadinamu. Tai ar tas pats ir su aitvaru, kad galim ištraukti ir išdislokuoti sąnarius? Priklauso kaip krenti. Visos traumos dažniausiai nutinka ten, kur yra negilu ir ant kranto. Jeigu tu esi vandenį, giliau, toliau nuo kranto, kur yra gilu, dažniausiai traumos mažesnė tikimybė traumų. Taip tu gali ten susitrenkti, nes atsiranda greičiai.
jeigu krenti iš aukščiau. Bet aitvaras yra tau irgi kaip stabdymosi objektas. Jeigu tu žinai, kaip daryti, krisdamas, tu jį gali sumojuoti ir tą greitį prisilėtinti. Tada gausi mažesnį impactą į savo kūną. Teko matyti žmonių beviltiškų, atėjo mokintis ir vis dėlto taip ir nesugebėjo išplaukti. Dažniausiai ta frustracija būna pirmuosius kartus, bet tada žmogui sumažinam tuos lūkesčius, nes moteris dažniausiai reikia padrasinti, kad jos eitų daryti, vyrai dažniausiai duok čia, aš einu ir darau. Tai jeigu sunkiai kažkam sekasi, sumažinam tuos laiptelius, kad šiandien žiūrėk, padarysi tą, palaikysi, tarkim, aitvarą vienoje vietoje, šiandien, tarkim, paplauksi su lenta rankoje, nesistos ant lentos ir parodai tą progresiją žmogui. Ir jisai supranta, kad nuo visiško nulio, nuo visiško nesuvokimo, iš kur tas vėjas pučia, kaip tas aitvaras veikia, kas čia per aitvaro detalės, jisai jau supranta, kaip jį susirinkti, kaip jį pasiruošti, kaip saugiai išeiti ir supranta, kad, žiūrėk, aš išmokau tiek, dar kelios pamokos ir aš jau galėsiu būti nepriklausomas kaituotojas. Nes man kažkaip natūraliai mąstant, geras fizinis kūnas, netgi sakytum, žmonės, kurie daugiau į kultūrizmą, tai jiems turbūt yra daug sudėtingiau, nes šitam sporte bent jau aš galvoju, kad turbūt mobilumas yra pagrindinis dalykas. Ar aš klystu? Mobilumas svarbus, taip, tu turi prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, bet turėti jėgos irgi yra gerai, nes tada tu gali išlaikyti tą jėgą, kuri tave tempia. Tiesiog kaitavime nereikia kovoti su aitvaru, nes dažniausiai žmonės tie, kurie eina į sporto salę arba į kultūrizmą arba kitus jėgos sportus, jie dažniausiai galvoja, kad aš nugalėsiu čia aitvarą. Ne, aitvaras čia tam, kad jisai tau padėtų ir tu galėtum su juo mėgautis. Tai tiesiog reikia atsipalaiduoti. O kokia investicija žmogui, aš suprantu, kad galima išsinuomoti, bet neperlenkiant lazdos, aš esu naujokas ir kad man užtektų mėgėjiškai pakaituoti, kokia turėtų būti investicija? Aišku, ir rūbai turi būti, ir lenta, ir pats aitvaras. Čia visiškai priklauso nuo to, kiek tu nori užsiiminėti. Tai pats pirmiausias dalykas ir geriausias dalykas iš tikrųjų praeiti kursus, išmokti plaukti, suprasti, kiek tu kaituosi per sezoną, gal pavyzdžiui, tu ateisi į sezoną paplaukti 3-4 kartus, kas tau visiškai užtenka užsirašyti mokykloje prieš atvažiuojant, išsinuomoti įrangą visą ir per sezoną tu išleisi ten 400-500 eurų ant nuomos, arba jeigu, pavyzdžiui, ruošiesi kaituoti į sezoną 20-30 kartų ir nenori prisirišti prie vietovės, pavyzdžiui, kaip Kuršių marios, nori išvažiuoti į Latviją, nori kažkur pakeliauti, nori ir jūroje paplaukti, tai tada jau geriau reikia investuoti į savo įrangą ir, aišku, vieno aitvaro neužtenka, su vienu aitvaru paimsi tik tai vieną vėjo spektrą, ten labai maža nuo 5, tarkim, iki 7-8 metrų per sekundę, reikia dar ir skirtingų aitvarų, papildomai lenta, trapecija, hidrokostiumas, viskas tai susideda. Aš net turbūt neklausiu, ar sportuojat kitą ekstremalią sporto šaką, nes dažniausiai ekstremalistai, jie turi ne vieną pomėgį, tai kokiom dar sporto šakom užsiminėjat, kurios užima didelę dalį jūsų gyvenime, ar užsiminėjot iš ekstremalaus sporto? Tai pati pradžia mano viso ekstremalaus sporto užsiėmimo buvo tikriausiai trikingas ir parkūras, kai su draugais mokyklos laiko. Kas yra trikingas? Trikingas tai visokie akrobatiniai triukai, atliekami gatvėje, atliekami radus kažkokį ten kelmą, kupstą. Su lenta čia? Ne, čia tiesiog yra su savo kūnu, akrobatika visiška. Ta pati, ką matom, kad akrobatai daro salėje, ten darydami priekinius kulverščius, atbulinius kulverščius. Tai mes tą patį darydavom gatvėje, bėgiodami per stogus namų. Čia kaip užsikabinam už stogų kraštų, tai čia jūs tas buvot, kur prisifilmavot. Ja, parkūras, tai va čia buvo ta visa pradžia. Tada sekė snowboardų sportas, kadangi esu gimęs Ignalinoje ir kažkada eidamas pasivaikščioti žiemą pamačiau snowboarderį leidžiantis nuo kalnų ir galvoju, jisai atvažiuoja iš Vilniaus, skiria tam laiko, o aš čia gyvenu ir neišnaudoju iš tos vietovės. Tada sugalvojau, kad man irgi šito reikia dalyko. Tai labai didelį įtaką snowboardai padarė ir po kurio laiko sekė aitvarų sportas. Paskui atsikrausčiusi Klaipėdą,
atsirado ir bėgimas, dviračių minimas, o jėgos sportai, tokie kaip sporto salė, kalanetika, sekė realiai visą gyvenimą tam, kad tiesiog pasiruošti tiems krūviams ir gerai jaustis. Man visada buvo įdomu, ar teko save paanalizuoti, paieškoti atsakymų, kas vis dėlto traukia į tą ekstremalų sportą. Nes net pirmus savo pomėgius, kur paminėjot, tai net nesakyčiau, kad jie ekstremalūs, jie netgi ir pavojingi, gyvybė yra. Ir tas adrenalino siekimas, turbūt pasikrovimas ir greičiausiai jo po to ir trūkumas, kaip neprarasti realybės jausmo ir save apsaugot. Tai įvertinti situaciją, ar tikrai reikia daryti tuos triukus, kuriuos tu užsibrėži, nes kartais gali visiškai iššauti tokį iš nerealų ir neįvertinęs situacijos, dažniausiai būna taip, kad prisidarai savo traumų. Bet kas labiausiai žavi, kad būni šiame momente ir daugiau niekas nebeegzistuoja. Tu čia susikaupęs, patenki į tą flow būseną, laikas arba sulėtėja, arba pagreitėja, priklausomai nuo to, ką veiki. Ir pasikrauni mentaliai ir psichiškai atlikti visus kitus dienos dalykus, būtent pasportavęs ten ekstremalius sportus, tai kaitavimas, snieglentės ir progresijos dalykas, kad tu matai, kad kiek gali išmokti, darydamas tuos dalykus nuolatos. Dar turbūt klausimas, kiek jūsų šeimai patikdavo tas ekstremalus jūsų pomėgis. Jūs tai pasikraudavot, bet šeima turbūt drebėdavo kiekvieną kartą. Šeima dažniausiai bandydavo atkalbėti tada, kai nutikdavo traumos kažkokios, nes jie dažniausiai matydavo tik tai tuos dalykus, kas yra negerai, nes kas yra gerai, tai atvažiuodavo į varžybas, pamatydavo tą irgi tarpą, kad kažkoks progresas įvykęs, šaunuolis, džiaugiasi, bet šeimai reikėdavo atlaikyti tuos dalykus, kaip į ligoninę važiuoji, slūžo ranka, išniro petys ir tokius dalykus. Ir tada jiems aišku skaudu, kai mato, jog sūnus, anūkas guli, negali ten pajudėti, tarkim, kažkiek yra suvaržytas, tai jiems yra tas dalykas sunkus. Bet man pačiam tai teikia gerą pojūtį ir tai yra tiesiog the part of the fun, kad jeigu kažkas nutiko, tu turi sumokėti tai kainą. Kaip ir bet kuriam sportininkui turbūt norisi dalyvauti ir varžybose, siekti rezultatų, ar šitos minėtos sporto šakos turi kažkokią sportininko net nemėgėjo, tas, kuris jau profesionaliau sportuoja siekiamybę, ar yra Europos čempionatai, pasaulio, ir ar yra kažkokia amžiaus riba, kur jau sakytume viskas, jau jėgų žydėjimas praėjęs, šiek tiek vėlokai ir čia turbūt net ne vieną klausimą uždaviau viename, kokiam amžiui būtų geriausia pradėti minėtas sporto šakas. Tai visada, kaip ir visos sporto šakos, geriausia pradėti jaunam, bet amžiaus cenzo nėra. Varžybos taip vyksta, kadangi kaitavimas yra labai platus sportas, jį galima tiek važiuoti, eiti, kaituoti, bigėra, tai ta sporto šaka, kurią aš kultivuoju, šokinėti aukštai, daryti triukus, ten nusiminėti lentą, grebus paimti lentą, yra taip pat, kur yra freestylas, kur panašus į plaukimą su vandenlente, tu aitvarą atsisegi nuo savęs ir darai oro triukus, ten pasuoji varą už nugaros, taip pat yra foilai, kurie reikalauja mažiau vėjo, su jais gali kitokiais kampais plaukti į vėją, tai čia viskas susideda nuo to, ko tu nori. Aišku, jeigu paimkim pavyzdžiui freestylą, kuris yra daugiau jaunimo sportas, tai aišku, kad vyresnio ir garbaus amžiaus žmogus, jisai gal ir neturės tiek jėgų, kad padaryti tą patį triuką, tai tada jisai atitinkamai ir renkasi, eisiu gal pavyzdžiui, mokinsiuosi su foilu, varinėsiu su surfo lenta. Foilas, dar priminkit, kas yra? Foilas tai yra tokia lenta, kai eina iš lentos į apačią kilis ir nuo tam tikro greičio tu pakylė ant viršaus ir nebelieti su lenta vandens. Tai toks jausmas, kad pradedi levituoti ir skristi. Kaip, bet vis tiek viena dalis yra įsijęs. Jo, jisai viena yra vandenyje. Jo, būna būriniai laivai ant foilo arba tiesiog lentos
paskui katerį plaukti galima su jomis irgi. O ar turim visas sąlygas Lietuvoje, pavyzdžiui, jaunimų užsiminėti minėtom sporto šakom, ar mes esam pasiekę kažkokį tai lygį, kur galim sakyti, va, Lietuvoje yra geros sąlygos, turim pakankamai trenerių, galim ir įrangos čia įsigyti, ar mes dar vis dėlto naujokai esam šitoje sferoje? Įrangos tikrai turim, įsigyti jos visada galima, su treneriais irgi, kas yra iš senesnės kartos, jie jau savo patirtį pardavinėja jaunesniai kartai, puikios sąlygos mokintis, pavyzdžiui, freestyle tiek Kuršių mariose, nes yra lygus vanduo. Mūsų jūroje galima mokintis ir foilinti, ir jos neužšąla visą žiemą realiai, nes žiemos pas mus nebėra tokios šaltos kaip anksčiau. Bangos, kuriuose gali mokintis ir kitesurfingo, tai realiai visos sąlygos yra, tik tai reikia imti ir daryti. Pakalbėjom dabar apie ekstremalius sportus, o sugrįžtant prie bendro fizinio aktyvumo, nes, kaip suprantu, vis dėlto kiekvieną dieną mes nestovėsim ant vandens, tai kiek svarbus jums yra mobilumas sporte, jūsų kasdieniniam? Svarbus, bet aš visą kūno rengybą žiūriu, kuo labiau būti ne tai, kad nepriklausomų, bet viską sudėti į vieną. Tai tiek jėgos pratimai, tiek kardio darimas, tiek tempimo pratimai, tiek mobilumas. Tai viskas susiveda, kad kuo universalesnis galėtum būti. Ir vienas kitą papildo labai smarkiai. O jėgos pratimai tai svorio kilnojimas ar savo kūno? Aš daugiau žiūriu į savo kūno kilnojimą, į savo kūno išnaudojimą, kad kaip galima būti daugiau su savo kūnu visko padaryti. Kad apjungti raumenų grupės. Taip. Visas, nes jūsų ir sportas toksai yra daugiau dinaminis turbūt, kaip ir funkcinis net. Funkcinis jo, čia daugiau būtų funkcinis, tai taip pasiimu daugiau kokias nors pasunkintas liemenės, kurios daugiau apkrauna raumenis. Bet visas skiriamas dėmesys eina daugiau į funkcinės treniruotės. Jūs paminėjot pokalbio pradžioj, kad nenorit turėti pilvo, norit gerai atrodyti, ar vis dėlto nesamės 20 metų, bet irgi ar teko žiūrėtis priežastis, nes aš toksai mėgėjas pasianalizuoti, kodėl aš čia tiek sportuoju, kodėl aš čia toks užsispyręs, yra kažkokios priežastis, pavyzdžiui, kodėl jūs vaikas būdamas, susidarėt tokį savo paveikslą ar imidžą, kad jūs taip visą gyvenimą norit atrodyti. Nes yra dalis žmonių, kuriems sportas turbūt asocijuojasi su darbu kažkokiu, kitiems asocijuojasi, kad reikia nueiti pasportuoti, kad galbūt šiek tiek geriau jaustis, o jūs turit išsikėlęs, sakykime, paprastam žmogui, kalbant, aukštus standartus ir stengiatės tenais ir išbūti ir dar kelti tos standartus kiekvienais metais. Tai pradėjau sekti žmonės, kurie pasiekia, atrodo, daug, kurie verslus, kurie sėkmingi mano akimis ir mano suvokimu, kaip jie atrodo, ką jie veikia, kaip jie elgiasi ir taip bandau inkorporuoti į savo gyvenimą. Nes čia kalbant net ir apie žmonės, verslininkus iš kitų sferų. Ir verslininkus, jo, ir kaip jie atrodo, kaip jie elgiasi. Ir dažniausiai pamačiu žmogų, kaip jisai atrodo, kiek jisai energijos turi, kaip jisai bendrauja, kaip jisai atrodo, paprasčiausias dalykas. Pasitikėjimas. Jo, kaip jisai spinduliuoja savo energiją, dažniausiai tai ir išduoda, ką jisai veikia, kuo jisai tiki, kokias vertybės jisai perduoda. Nes jeigu aš negaliu skirti kelių valandų, ne tai, kad kelių valandų valandos sporto per dieną savo, kad į savo fizinę būklę pagerinčiau, kad kažkada ateityje gal nereikės eiti ten pas daktarus, ar išvengsiu skausmų kelyje, ar ten nugaroje ir nereikės rūpintis tokiais dalykais kaip uždusimų užlipant į 5. aukštą. Tai, manau, investicija tikrai yra gera sportuojant. Ir mobilumas iš tikrųjų yra įrodyta, kad pats, kaip čia lietuviškai, angliškai markeris būtų, bet kaip žymeklis, svarbiausias, tai jėgos nepraradimas, mobilumas, vienas iš ilgamžiškumo tų žymeklių tokių, nes kuo mes ilgiau išliksim mobilus, kuo daugiau jėgos turėsim,
tai jau net mokslo yra įrodyta, kad mūsų ilgamžiškumas bus ilgesnis ir net daugiau negu visos ligos ir vėžys ir taip toliau, nes didžiausios traumos ir atsiranda, kai mes nebegalim judėti ir plus turbūt tas pats VO2 max, tai vienas iš svarbiausių matavimų. Ar teko pačiam kada nors pasimatuoti? Pačiam neteko dar matuotis, ten kiek yra Garminas rodo, ką jis rodo. Galvojat, tiksliai rodo, aš irgi nemanau. Nes kažkaip nesikeičia tas skaičius. Man ką rodė, nepamentu pas jūs? 54, 53. O pas jūs daug, pas mane 42, bet žiūri nesikeičia visai. Okay. Pas mane irgi nesikeičia. Bet čia labai geras, jeigu 50, čia profesionalų jau toksai. Būtų įdomu pamatyti, koks yra realus, tikras, kai jo pasidarius tyrimus tam tikroje skirtoje klinikoje. Ar tikrai rodo gerai, ar rodo tiesiog vieną ribumą. Dabar kalbant apie VO2 max, aš stebiu tokį gydytoją, profesionalą, jisai fizinio rengimo treneris ir mokslininkas, Andy Galpinas, ir jisai būtent kalbėjo apie VO2 max, kad pasiekus tam tikrą ribą, nes skaičiai tai moteriai, kuri yra bent kiek fiziškai aktyvi, tai yra 35 mililitrai ten per litrą per minutę, vyrui apie 40-45, bet stebėjo labai didelį dalį profesionalų ir buvo ta riba 55, panašiai kaip jūs. Ir matė, kad ir rezultatai geresni, bet tie žmonės, kurie turėjo 60 ir 65, jau skirtumo nebebuvo. Tai yra ta riba, kur tie rezultatai gerėjo, vėliau jau ta paklaida tokia, ten turbūt jau savęs spaudimas ir maksimumų ieškojimas, bet kur pastebėta tas VO2 max padeda, tai pačiam ilgamžiškume. Nes kuo mes turim jį aukštesnį, tuo mirtingumas yra mažesnis, tai tiesiogiai šitie dalykai susiję. Tiesa, nes kūnas geriau pasisavina deguonį, geriau aprūpina visas raumeninės ląsteles, tiek smegenyse geriau įsisavinamas deguonis, protas veikia aštriau, galim priiminėti sprendimus geresnius, plus nuotaika geresnė, juk žiūrėkit, kai esam pavargę ar ten blogiau išmiegoję, tai gal mūsų kvėpavimas irgi yra pasikeitęs, gal aš mažiau deguonės gaunu. Tai gali būti ir blogos nuotaikos priežastis. Ir pavyzdžiui, energijos neturėjimas irgi vien todėl, kad deguonis mažiau pasisavinamas. Teko psichologinės kažkokios net ne problemas, bet pavyzdžiui, būsenas tvarkyti su sportu, ar jums padeda? Pabuvimas su savim. Pabuvimas su savim ir pavyzdžiui, būtent grįžtant apie to kvėpavimą ir sportą, tai labai atkreipiau dėmesį į tą dalyką, kad darant triukus didelės audros metu užsibildini tą pasitikėjimą savim ir galvoji, o dabar aš tai čia šausiu, ir dažniausiai būna, kai čia tą jau pagalvoji, aš čia tuo iššausiu, ateina traumų tikimybė labai didelė ir tada pasibaigia greitai sesija, kitas sesijas tenka praleisti ir pastebėjau, kad jeigu aš tik nuraminu savo protą, reiškia, truputį pristabdau save, sveiko proto daugiau. Jo, pradedu galvoti, pradedu mąstyti, tai tas paprastas tiesiog kelis kartus įkvėpti lėtai, paskaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5 ir iškvėpi 1, 2, 3, 4, 5 arba ten dėžės pratimą per 4 realybę. Jo, kad suprasti, kas vyksta. Ir tada, kai protas yra ramus, tada dažniausiai viskas vyksta daug skrandžiau. Aš kažkaip labai susitapatinau, nes atsiminiau slidinėjimo atostogos ir tikrai, ką jūs pasakėt, žinot, kaip nesamės kažkokie slidinėjimo ten profesionalai, bet į atostogų galą, tos paskutinės dienos vis drąsos atsiranda ir paskutiniai nusileidimai tokie ant traumos ribos, apsiverti su galva daužiesi, nes galvoja, kad esi ekspertas. Tai čia jūs paminėjot būtent tą dalyką, kad žmogus turbūt gauna ir to dopamino, turbūt smegenys gauna, mes vis daugiau norim ir taip pasikapšius giliau, aš taip galvoju. Jo, pakyla mūsų pasitikėjimas savimi, bet nepastebim to, kad kūnas irgi šiek tiek pavargsta tuo metu, kai mes sportuojam ir reikia tai įvertinti. Tai čia tokia mano suvokimu, kad geriausiai viskas veikia, kai esam susicentravę, esam šiam momente, per daug negalvojam apie tai, kas gali nutikti ir svarbiausia per daug nepasitikėti. Aišku, reikia pasitikėjimo, kad darytumėm tą ir drąsiai daryti, bet tas overconfident neveda į gerus dalykus, ypač kai
kalbam apie ekstremalius sportus. O kokias motyvacijas priemonės savo turit disciplinai išsiugdyti? Nes kartais mes galim ir pavargę būti. Kaip save motyvuojat ir kaip stengiatės motyvuoti kitus žmonės, kad neprarastų to tikėjimo savim, nes vis tiek būna ir tų sunkių dienų, turbūt sportuojant, ir skaudena kažkur, ir neatsistatom pilnai, bet vis tiek žinom, kad turim eiti, reikia įgūdžius gerinti ir norim tų rezultatų. Tai pats geriausias dalykas, bent jau man save motyvuoti, yra jausmas, kokį aš jaučiu po treniruotės. Aš žinau, kad pavyzdžiui prieš treniruotę man visada norisi eiti, daryti ten bėgimo treniruotę, ypač jeigu laukia kokia intervalinė treniruotė, nes jinai sunki dažniausiai būna, bet aš žinau, kad ją padaręs, aš jausiuosi daug geriau, aš pagerėsiu ten 1,5%, bet aš būsiu pagerėjęs. Kitas dalykas, kaip aš stengiuosi kitus motyvuoti, tai pats pagrindinis yra pagal savo pavyzdį, nes dažniausiai žmonės, kurie seka, kurie žiūri, jie nenorom pradeda kopijuoti tuos žmonės, kuriuos seka. Ir mano suvokimu, jeigu bent jau vienas ar keli žmonės gavo geros įtakos iš mano pusės, tai jau man yra laimėjimas. O jūsų sportas, tas ekstremalus, daugiau būnat aerobiniai ar anaerobiniai būsenai, kur kūnas jau dega ir reikia laikytis ir vėl turit pasileisti ir atsipalaiduot, nes labai įdomu, kokias treniruotės jūs darot. Ar tos treniruotės daugiau aerobinio pobūdžio, nes paminėjot jūs ir intervalinės treniruotės. Ar yra priežastis, kodėl intervalus įdedat į savo sportą? Ekstremaliam sporte, būtent apie kaitavimą kalbant, tai didžioji dalis yra aerobinis ir ten jau širdis daugiau pradeda smarkiau plakti ir judėti, kai prasideda stipresni vėjai. Tai per audras, tada gaunasi kaip 100 metrų bėgimas. Turi būti įsitempęs, susikoncentravęs. Kiek baimės pakelia tas ir kiek iš tikrųjų fizinė veikla? Pakelia vis dėlto, turbūt ir baimė irgi pakelia. Dažniausiai tą baimę patys susikuriam, nes nežinom, kaip viskas klostysis. Labai smagu pamatyti tiek save iš šono, jeigu atkreipi, tiek draugus, nes kai pučia pakankamai mums komfortiškas vėjas, tai tada visi juokauja, prikolina, kai pradeda jau šiek tiek iš komforto zonos lipti, tada visi tokie susikaustę, ramesni, tokie biški dirglesni, kiekvienas skirtingai į tą reaguoja. Kodėl intervalinės treniruotės? Tai tiesiog didinti adaptyvumą stresui. Ir kadangi daugiau treniruojasi dabar bėgimui, ultrabėgimui, tai kad tapti tiesiog greitesnis bėgikas. O kokias technikas naudojat savo ir kitiems pereiti net ne fizinės, o pereiti psichologinius barjerus? Nes mes visi turim kažkokias tai baimės. Vieni turi aukščio baimę, kiti gal susižeisti bijo. Tai kaip jūs kovojat su tuo? Detalizuoju dalykus. Tai jeigu matau, kad man, pavyzdžiui, ta baimė yra per sudėtinga įveikti, aš jas stengiuosi išskaidyti į mažesnius dalykus. Pavyzdžiui, mūsų organizuojamuose Champion Minded stovyklose bei savaitgaliuose vienos dienos mes žmonėms sukuriam saugią terpę, kad jisai galėtų tenai jausti saugiai, darydamas tai, kas jam yra nepatogu. Tai tos pačios vandens praktikos žmonėms dažniausiai yra baimė būti vandenyje, plus kaitavimas yra dar vėjas prisijungia. Tai jau yra kitas dalykas, nes tu nežinai, kas vyksta, nesi pratęs prie to ir tau reikia pasitikėti kitų žmogumi, kuris tau padeda. Taip pat paprastos praktikos kaip šalčio praktika žmonėms irgi, kai žmogus įkrenta į šaltą vandenį, jam įsijungia išgyvenimo refleksas, tai mes duodam visą teorinę bazę, kaip jisai... Čia savo stovyklai. Stovyklos metu, bei tų savaitgalių metu, kur vienos dienos intarpas susipažinimui. Kaip jisai reaguos, kas vyks ir duodam tulsus, kokiais tulsais naudotis, kad save nuraminti ir kad, pavyzdžiui, baimė yra normalus dalykas. Jisai mums suteikia fokusą, jisai mums duoda kraujo ir deguonies tiek į mūsų raumenis, kad mes pradėtumėm veikti. Tai suvokimą, kad priimti, tai yra normalus jausmas pats pirmiausias, bet nebūtina reaguoti į tą jausmą, tiesiog jį išgyventi ir suprasti. Ir paskui, kai žmogus išmoksta šitų dalykų, jisai paskui juos gali
įdėti į savo kasdienybę, tiesiog gyvendamas normalų gyvenimą, važiuojant, pavyzdžiui, kas nors užkišo ją mašiną ar ten atsitrenkia į ką nors ir supranti, kad, aš sveikas, man viskas gerai, kokie toliau sekantys žingsniai ir nepuola į paniką ten rėkti, klykti ar dar kažką. Tai papasakokit daugiau apie tą Champion Minded. Skamba kaip ruoštumėt profesionalus ir čempionus. Ar čia vis dėlto toks pavadinimas, tik tai ir jūs priimat visus žmonės? Ir čia yra dalis jūsų žmonių paruošimo tam ekstremaliam sportui, ar čia yra du atskiri dalykai? Champion Minded būtent gimė iš to, kad pakeistumėm savo mąstyseną ir sulaužytumėm mąstymo stereotipus, nes dažniausiai žmonės yra įpratę daryti viską vienaip ir sunku išlipti iš tos kasdienybės. Tai paprastas praktikas, tokias kaip kaitavimas, judesys, ledo vone, kvėpavimo pratimai, mes žmonėms galim sukelti stresą, bet tuo pačiu metu, streso metu mes parodom jiems įrankius, kuriais jie gali naudotis, kad galėtų juos pritaikyti ir save nuraminti. Jūs naudojat tos pačias ir ledo vones ir teko bendrauti ir su jūsų kolegė ir iš tikrųjų vėliau ir sulaukėm ir klausimų, kad jūsų propaguojamas metodas yra kiek švelnesnis kvėpavimo. Tai kodėl, pavyzdžiui, tas labai aktyvus kvėpavimas, jisai gali būti per stiprus kitiems žmonėms? Vieniems gali būti per stiprus. Čia galėtų šitą komentuoti daugiau Lina. Man, pavyzdžiui, asmeniškai stiprus kvėpavimo pratimai nepatinka, nes aš save įvedu į nerimą, per didelį stresą. Jo, man nepatinka. Tiesiog aš labai džiaugiuosi, kai ta sesija baigėsi. Ačiū, kad baigėsi jėga, bet galima ir kitaip leisti laiką. O kaip kiti žmonės jaučiasi? Ar pirmą kartą pajautėt, kad ne jums tas dažnas toksai kvėpavimas, toksai užsihaipinimas, ar kitiems žmonėms tas yra priimtina, ar kiti susitaiko su ta būsena? Kitiems žmonėms, manau, patinka paskraidyti, tiesiog svaiginimuose dalykas, nes dažniausiai kas vyksta, kad kai deguonies daug iškvepiam, palieka mažai CO2, tada pradeda tirpti rankos, svaigti galva, alpimo būsena. Tai toksai savęs nekontroliavimas. Jo, savęs nekontroliavimas. Man patinka daugiau save kontroliuoti ir pajausti po truputį tą teikiamą naudą. Tai iš tikrųjų logiška, nes aš irgi galbūt, kad jūsų, aš tai vis tiek viską giliai tai kapstau, nes kaip jūsų yra sportas ekstremalus, jūs pats pripratęs viską kontroliuoti, savo būseną kontroliuoti, kaip jūs jaučiatės, kiek jūs jėgų norit atiduoti ir ta būsena nekomforto, kai jūs nieko su savim negalit padaryti, man turbūt irgi jinai tokia bauginanti galbūt ir net iš psichologinės tos pusės, kad tu iš jos negali išeiti, kada tu nori. Gali būti? Gali būti, kad ta būsena nemaloni, bet ją priimi ir išgyveni, supranti, ką jinai daro, bet ne visiems reikia tų būsenų, nes grįžtant prie to pačio kvėpavimo, tai mes ir šiaip per dažnai dabar kvėpuojame, tai gal tiesiog mums reikėtų mažiau kvėpuoti ir tada inkorporuoti tas kitas kvėpavimo praktikas, kaip Wim Hofas, overbreathingas. O kokio ilgio jūsų būna stovykla ir ką jūs konkrečiai veikiate? Vis tiek turit susidėlioję kažkokias tai veiklas, ties kuom dirbate, kvėpavimas, minėjot ir vones, tai ką dar nuveikite per stovyklas? Ir ką žmogus atėjęs gali išsinešti po stovyklos? Stovyklos ir pusdienio, ar ten vienos dienos stovyklose viskas susideda iš pirmas dalykas judesys, antras dalykas kvėpavimas ir trečias dalykas ledo vone. Tai judesys gali būti ir dažniausiai būna kaitavimas arba jėgos pratimai ir ten kokia kalanetika. Kvėpavimo pratimai tai irgi parodom žmogui kelis aspektus kvėpavimo, tai tiek fiziologinį, tiek biocheminį, kas vyksta su žmogaus kūnu ir paskui visus tuos dalykus stengiamės apjungti į ledo vonę, nes dažniausiai ledo vonė žmogui yra didelis dirgiklis, taip, tai yra šou momentas irgi labai svarbus, nes visiems smagu pabūti, kai lauke plus 25, plus 30, o vandens temperatūra plus kokie 2-3 laipsniai, ten ledukų didelė vonė, tai visiems labai smagu. Ką žmonės išsineša, tai dažniausiai
pasitikėjimą, pasikeitusi mąstymą, kad jeigu aš galėjau išgyventi ledo vonę, tai aš dabar galiu gyvenime viską išgyventi. Supranta, kad blogo oro irgi nelabai yra, geras oras, tik tai visada priklauso nuo tai, kaip mes mąstome. O kokias kokybės mes galime įsinešti į kasdieninį gyvenimą, nes vis dėlto sportas neužima mūsų visos dienos, nebent mes esam profesionalai, tai vat, kokią naudą žmonės gali turėti iš šitų paminėtų veiklų savo kasdieniniam gyvenime, ar galbūt darbe panaudoti, ar taip pat su stresu susidorot kažkaip? Streso susidorojimas labai didelis aspektas, nes, pavyzdžiui, išmokus skaičiuoti, tu supranti, kad viskas yra kintama ir tiesiog tu prisitaikai ir adjustini ir tiesiog toliau judi. Turi įrankius, kaip dylinti su tuo stresu. Tampi atsparesnis pačiam stresui. Geriau jautiesi, dopaminas pakyla, endorfinai irgi pakyla, nes jau kūnas yra pajudėjęs, per kūną kraujas išnešioja daugiau deguonies, tu mastai aštriau, kūnas gyvesnis tampa. Man dar labai tokia įdomi tema, jūs kaip minėjot ir apie, kad stebėdavot ir kitus ir verslininkus, ir kokį jie gyvenimo būdą propaguoja. Man teko iš tikrųjų sulaukti komentarų, nes aš irgi visą gyvenimą prasportavęs ir kartais klausdavau, sakydavau, kaip jūs duodat šansą, nes kartais būni kažkokias tai sferose versle ir naujokas ir tikrai nekartą esu girdėjęs, kad žmonėms, kurių tu nepažįsti, žmogus, kuris sportuojantis ar kuris atrodo fiziškai aktyvus ir prisižiūrės, suteikia daug didesnį pasitikėjimą, nes greičiausiai net yra tie dalykai, žino, kad sportininkas tai ir disciplinuotas bus, ir psichologiškai tvirtas, ir laikysis šitų vadinamų deadline'ų, kaip lietuviškai, datų, į kurias turi sutilpti. Ar jūs pastebėt, kad ir jums padeda, nes vis tiek tą, ką jūs daro, tai yra jūsų ir verslo dabar dalis turbūt? Tiesiog tai perkeliam į gyvenimą, pritaikom tas pamokas išmoktas, ką pats išmokau sporto metu, perkeliu į kūrimo verslą. Tai ėjimo, bandymo, darimo, žinau, kad man tai nežinoma erdvė, taip yra nedrąsu, nežinau nuo ko pradėti kai kuriuose vietose. Tiesiog pasikonsultuoji, paklausi žmogaus, nes yra kiti, kurie tai darė. Naujokų visada ir pirmokų būti sudėtingas dalykas, bet čia ir yra pats gyvenimo gražumas, kai tu dar turi pirmų kartų mėginti daryti ir klysti, nes žmonės klysta, tai tiesiog eini, darai, klausi, mokėsi iš savo padarytų klaidų ir neprisiriši prie to rezultato, kaip nori, kad atrodytų, nes dažniausiai įsivaizduoji, kad bus vienai padaryta, bet dažniausiai užtrunka ir daugiau laiko ir gali rezultatas truputį kisti nuo tavo įsivaizdavimo, kaip tai turėjo atrodyti. O kaip galvojat, ar pas mus, pas žmonės yra dar kažkokios neatrastos galimybių rimos, kur jūs irgi norėtumėt ar integruoti ateityje, ar labiau paplėtoti? Tai nes jūs turit ir kvėpavimą, ir meditacijos turbūt neturit, kvėpavimą turit, ledą. Ar galvojat, yra dar kažkokių tai sferų, kur mes galėtume išspausti iš savo kūnų maksimumą, kuris padėtų mums pasiekti dar aukštesnius rezultatus? Manau, kad turim ir kūnas daug ką gali padaryti. Vienintelis dalykas yra, pats suprantu, kad reikia išmokti dylinti su savo mindsetu ir smegenimis, nes jeigu mes čia viską sudėliosim tinkamai, tai dažniausiai viską galėsim padaryti ir ten iš valios pastangų žmogus gali nubėgti ir 100 km, ir 200 km, ir gali vandenyje šaltam pabūti ir nemėgstantis tiksliau būti tarp kitų žmonių, intravertas gali ateiti ir kalbėti, nes žino, ką reikia padaryti. Tai vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai tinkamą mindsetą turėti ir sulaužyti savo klaidingus įsitikinimus. Tam mes ir bandom padaryti su Lina per Champion Minded stovyklas ir per tuos vienos dienos ar pusdienio užsiėmimus, kad pakeistų savo nusistovėjusį mąstymą. Ir
kaip mes susidarėm su sportu, su sportuojančiais žmonėmis, mityba būna vienas iš tokių dalykų, kur turi labai didelį įtaką, ypatinga, kai mes esame vyresni, o kiek jūs pakonsultuojat, papasakojat žmonėm ar propaguojat kažkokią vieną mitybos sistemą, kuri padėtų labiau susifokusuoti, ar turit kažkokius prioritetus, ar vis dėlto pats valgot sveiką, organišką maistą? Aš čia aišku dabar spėlioju tik tai, bet... Aš stengiuosi nevalgyti šlamšto. Turiu Kas jums yra šlamštas? Šlamštas, tai čipsai, kebabai, picos, taip, man jų norisi, bet aš labai gerai esu pajautęs, kaip mano kūnas į tai reaguoja. Jeigu aš ten suvalgiau ten tą patį pizzą, kebabą, dar kažką, patenkinau savo norą to gauti tuo metu, kalorijas, bet kitą dieną aš jaučiu, kad mano kūnas nespėjo atsistatyti, kažkoks brain fogas atsiranda, energijos neturiu padaryti treniruotėm, kartais netgi pilvas pradeda streikuoti, tai kūnas labai greitai pasako, ko reikia ir ko nereikia. Ir kaip pavyzdžiui, subalansuota mityba valgai ten daržovės, pilno grūdo makaronus, tarkim, ar ten raudonus ryžius, tarkim. Taip. Visai kūnas kitaip pradeda veikti, kaip gero kuro užpylus į vidų. Kiekvienas turi atrasti čia savo dalyką, kas jam yra tinkamas ir čia, manau, tik tai bandymo ir atmetimo dalyku. Ir paminėjot jūs tos pačius raudonus ryžius, baltų ryžių turbūt nevalgot? Ar? Kai reikia energijos valgau, nes ištvermės sportą reikia greitos energijos, kadangi balti ryžiai, jie greitai virškinami, taip. Jie greitai pasisavinamas visas glikogenas, taip. Tai kai reikia, tada valgau, kai nereikia, matau, kad man nereikia šiuo metu to dalyko, aš stengiuosi nevalgyti. Jūs darot su savo sportu kažkokias specialias užkrovas, kaip pavyzdžiui, ten maratonų bėgikai, kiek valandų praleidžiat sportuodamas ir kiek maisto turit užsikrauti, kad jaustumėtės, kad nesenka mano dabar atsargos, aišku, kūnas ir glikogeną gali naudoti, bet darot kažkokias specialias? Prieš varžybas dažniausiai 1-2 dienas padidinu kalorijų kiekį, tai daugiau angliavandenių. Pačiam labai patinka valgyti iš tikrųjų miuslius su augaliniu pienu, tai čia toksai man kaip ir pasiteisinimas ir desertas jo, kad galiu savo tai leisti valgyti ir jisai labai gerai atstato glikogeną ir raumenyse, prikaupia jo daugiau. Kai nereikia, tai to nevalgau, nes nereikalingas dalykas ir turiu pastebėti, kiek man ko reikia. Turiu nusistatęs, kad nekristų raumeninė masė, nes judant aktyviai baltymų kiekis turi išlikti vienodas, tai baltymų kiekis stengiuosi suvartoti, o angliavandeniai dažniausiai išlieka varijuojantis priklausomai nuo aktyvumo. O kiek cukrus jūsų yra mityboje? Ar daug cukrus? Cukraus, taip, kad tiesiog dėti kažkur į arbatą. Turiu omeny, kad kitoje formoje ten ar vaisių, ar perdirbtų produktų, nes tenais yra nemažai cukrus. Vis tiek tenka pavartoti, ar visiškai esate atsisakę? Vaisius labai mėgstu, nes ir gaunasi, jisai refreshina, daug antioksidantų visokių gali gauti iš uogų. Dažniausias cukraus suvartojimas gaunasi iš tokių perdirbtų, kai dalyvauju varžybose, ilguose bėgimuose, tada tiesiog reikia energijos, kad pakeisti ir dažniausiai tos cukraus yra vienoje vietoje ir jo kondensatas, taip pavadinkim, labai didelis vienoje vietoje, tai geriau suvalgyti, pavyzdžiui, šokoladuką arba kokį geliuką susileisti, kur ten yra angliavandenių 40 gramų, negu valgyti 3 ar 4 bananus, kas tau apkrauna skrandį. Ir jisai nepadeda tau pasisavinti, nes yra skaidulų. Tai čia viskas priklausomai nuo taip, ką veikiu ir kam man reikalinga ta energija. Tai dabar kaip tik prakalbam, jūs ir ultramaratonų bėgikas, taip? Ar profesionaliai, ar tiesiog mėgėjiškai bėgat ilgas distancijas ir ar neteko taip pastebėti, dabar dar grįžtant prie maisto, nes mes kalbėjom su Daugirdu Šemiotu, jis dalyvavo ypatingai sudėtingose varžybose, ekstremaliuose, kur buvo ne viena diena ir tie visi želiukai, iš tikro kūnas net pradėjo juos atmetinėti, kai buvo didelis pervargimas.
Tai vat buvo tokios Daugido pamokos, kad kuo organiškesnį maistą, kad kūnas atpažintų, nes kai yra streso būsenai, pradėjo net iš tikro net minimaliai perdirbtą maistą atmetinėti kūnas. Tai čia vėlgi priklauso nuo tai, kaip tavo kūnas reaguoja ir visus dalykus realiai mes turime išsibandyti per treniruotės praktikų metu, kad žinotumėm, kas veikia, kas neveikia. Pačiam iš paskutinio ultra bėgimo, kai buvo Last Man Standing ultra, tuo pačiu metu bėgo ir Tautvydas, su juo teko kelis ratukus apsukti. Kiek kilometrų buvo? Ten buvo ratas 6,8 berods ar 6,keli kilometrų ir kiekvieną valandą vis tu ateini prie starto linijos ir sukiesi ir kol bent jau yra 2 bėgikai, tol bėgia. Tai Hebra bėgo 24-25 valandas, aš bėgau 15 ar 16, man užteko prasimėginti. Labai puikiai pajutau, visada galvojau, čia pizzą valgysiu, angliavandenį, bus gerai. Suvalgiau už tą pizzos gabaliuką ar ten 2 pertraukos metu, man sustojo skrandis. Valandą su pusę, 2 valandas aš jaučiausi sunkus, neturiu energijos, nes visas kraujas į skrandis subėgo. Koks dabar būtų pasirinkimas, pavyzdžiui? Bananai, labai puikiai atradau, kad veikia nudelsai, tai tie makaronai užpilami, daug druskos, kas gerai, kai išprakaituoja. Bananai, vaisiai, šokoladukas, koks nors Snickersas. Labai man įdomu, pavyzdžiui, psichologija žmogaus, kad, nes jau teko pabendrauti ir su Daugirdu, ir aišku, yra ir kitų labai gerų sportininkų. Ką turit galvoj, kai yra Last Man Standing, ar daugiau jėgų atima tai, kad jūs galvojat, viskas, neturiu jėgų, čia nais man neliko, ar pasižiūrite kitą žmogų, jisai psichologiškai labai stiprus ir matot, kad neįveiksit ir tada atima visas jėgas? Man tai patinka tenai būnant pabendrauti su kitais, kaip jie tai daro, kokiais sumetimais, kas vyksta, pasidalinti pačiam. Tada, kai ateina tas nuovargis, pasižiūrėti, ką pats protas pradeda kalbėti, kokius pasiteisinimus pradeda sakyti, pasižiūrėti, ten, jeigu atsiranda koks nors skausmas. Kaip išjunginėjat protą? Persijungi būtent šią akimirką. Tada dėkingumo praktika iš tikrųjų labai geras dalykas, nes dažniausiai nesinori, tarkim, ten jau bėgti 80 km, 70 km, ar ten jeigu esi pavargęs pačioje pradžioje, man buvo, kad pirmus 30 km bėgu ir galvoju, what the fuck, kaip jau esu pavargęs, tai kas bus dar toliau. Ir tada aš pradedu sakyti, aš dėkingas, kad esu čia, kad galiu savo bėgti, nes kai kurie žmonės to negali daryti, kad yra čia susirinkę kiti žmonės, kad saulė šviečia, pastebėti, koks garsas sklinda bėgant. Čia daugiau psichologiniai dalykai, su savim atrasti motyvacijos ekstra, o ar tenka tokius dalykus pajungti, man kas labai, pavyzdžiui, gerai veikia, tai ne tai, kad pyktis kažkam, bet jeigu aš turiu kažkokias susikaupusias problemas, paversti į teigiamą energiją. Nėra to dalyko, kad tokia ir iškrova gera gaunasi, kad mes galim paversti viską į sprogstamą energiją. Transformuoti ją. Tai čia panaši praktika. Panaši, jo, nes proanalizuoji, kas vyksta, iš kur ta energija. Ir dažniausiai mes tos energijos turim daug daugiau, negu mes matom, nes tik tai, kai nepatogu pasidaro, tada jau pradeda kūnas sakyti, ne kūnas, o smegenys pradeda sakyti, gal tu jau sustok, gal jau gana, čia esi tiek nedaręs, kas čia bus, kaip vėliau jausiesi. Bet žmonės paprastai žiūri ir galvoja, sėdi 2 ligoniai, diskutuojasi, pasakykim, paprastiems žmonėm, ką jūs iš to įsinešat. Bėgam, malinam save, ultramaratonas. Tai vat, ką jūs išsinešat po varžybų, kaip jūs patobulėjat, kad vat, visas tas pasiaukojimas, savo kūno aukojimas, nes vis dėlto atiduodami labai daug resursų, yra vertas to viso gėrio, kai mes pabaigiam. Nes ne visi turbūt žmonės tą gali suprast, ką jie čia išdarinėja. Tai vienas iš svarbiausių dalykų man tai psichologinis pasikeitimas šiek tiek yra. Supranti, kad kūnas gali daugiau. Jeigu aš galiu nubėgti ten
kiek esu niekada nubėgęs, tai reiškia, aš galiu ir kitose gyvenimo sferose padaryti, ko nesu niekada daręs. Reiškia, tiesiog reikalingas planas ir tai vykdyti. Ir nebūtinai svarbu matyti galutinį tikslą, o tiesiog čia dabar matau kelis žingsnius į priekį ir aš tai tą darau. Ir kai patį pirmą ultramaratoną bėgau, Kuršių nerija trail, bėgimas vyko iš Nidos į į Smiltynę, 70 km. Ir pats pirmas bėgimas buvo, galvoju, wow, 70 km. Supranti, Tadai, kad tau čia reikės pabūti 11 valandų minimum. Čia visa diena ant kojų. Tai didelis atstumas. Ir tada, kai pradedi galvoti, kiek reikės darbo padaryti per šitą laiką, tada gal aš nesu pakankamai išsitreniravęs, gal mano kojos neatlaikys, gal kažkada pasiduosiu. Ir tada, kaip šitos mintis pradeda apiminėti, ką aš dabar galiu kontroliuoti šiam momente, aš galiu išbėgti valandą, aš galiu išbėgti pusvalandį, aš galiu suvalgyti geliuką, aš galiu vandens atsigerti, aš galiu nubėgti iki ten. Ir tada, kai sumažini tikslus, turbūt. Jo, tada tas visas didelis tikslas, jisai pasiekiamas daug lengviau negu žiūrėti į galutinį ilgą tikslą. Man atrodo, jūs labai gerą dalyką paminėjot, nes aš vis dėlto vis tiek, kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad didžioji visuomenės dalis, tai jie net turbūt gal trūksta informacijos su baziniais dalykais ir kaip paminėjo tą tikslų įsiskaidimą, nes visiems atrodo, kartais net žmonės klausia, oi, man 45 metai, tai jau turbūt per vėlų sportuoti. Iš viso ne per vėlų, čia pats dar, iš tikro dar žydėjimas. Ir net mokslo įrodyta, kad mes bet kokiame amžiuje galime dadėti raumeninės masės. O kaip jūs palinkėtumėt paprastam žmogui, kuris per daug gal su sportu nesusidūręs, kaip atrasti jėgų, pradėti bet kokią fizinę veiklą? Kokie yra pliusai sporto? Ir psichologiniai, ir fiziologiniai. Tai pats pirmiausias dalykas, jeigu nori jaustis gerai, ir investuoti į save, o ne imti iš ateities sąskaitos sveikatą, tai tiesiog skirti valandą, 15-20 minučių, jeigu neturi laiko, išeiti, užsidėti kedus, išeiti pasivaikščioti pati pradžia, pabėgioti kilometrą, išsitiesti namuose jogos kilimėlį, padaryti atsilenkimų, atsispaudimų, pradėti nuo mažų žingsnelių. Jeigu nenori skirti visos valandos, išskirs tik tai per visą dieną po 10-15 minučių į kelis kartus ir po truputį judėti. Sek savo progresą, nes geriausia motyvacija yra progreso sekimas. Jeigu aš ten padariau pirmą dieną 10 pritūpimų ar ten per savaitę 100, gal kitą savaitę galiu padaryti 120, 130, tai progreso sekimas. Ir man pačiam geriausias yra pavyzdys, kai susirgam, dažniausiai pasimato, kad ko mums daugiausiai reikia, tai yra tiesiog sveikata ir kad būtumėm sveiki, nesudarytumėm naštos kitiems ir kad patys galėtumėm būti darbingi ir nuveikti tai, ką mes norim daryti. O kai jau esam sveiki, tada prasideda kitos problemos ir kiti uždaviniai. Tai pinigų uždirbimas, gerbuvio kūrimas. Jie patampa turbūt antraeiliais dalykas, jeigu sveikata sušlubuoja. Jo, jeigu sveikata sušlubuoja, dažniausiai tai patampa antraeilis dalykas. Tai mano nuomonė, sveikata yra pirmoji eilėj. Ir aš tenka matyti, kad žmonės kokias baimės turi, tai jie gėdinasi kažką pradėti, kažką blogai padaryti, arba turi kažkokį didelį viršsvorį, galvoja, kad čia visi žiūrės, pirštais badys. Bet man, pavyzdžiui, asmeniškai, kaip labai daug sportuojančiam, jeigu aš pamatau žmogų, kuris, net, sakykime, pirmą kartą atėjo į salę ar lauke sportuoja ir jisai nori pakeisti savo gyvenimą, tai aš kaip tik tam žmogui jaučiu pagarbą ir dar norisi padėti. Tai šitoje vietoje norėtųsi pamotyvuoti žmonės, kad kaip tik jie eidami kažką darydami, jiegi nestovi alaus nusipirkti ir dar prasti tą gyvenimą. Iš tiesų, man irgi lygiai tas pats, nes tiem žmonėm, kuriems sportuoja, jie jau žino savo rutiną, ką jie turi ateiti ir padaryti, o žmogui, kuris ateina pirmą kartą, jam yra nedrąsu, nematyta erdvė, tai mane irgi tokie žmonės motyvuoja, nes šaunuoliai, kad stengiasi. Ir mato daug turbūt žmonių, kurie atranda sportą, nes aš asmeniškai iš tikro paskutiniu metu mačiau ypatingai daug žmonių, kurie nebandė sporto, nes neturėjo galimybės ir vėliau gavo priklausomybę, net didesnė negu kartais mes patys. Nes jie nesenai tą sportą atrado ir tos visus pliusus.
Ir tenka daug tokių matyti. Susidurėm ir labai smagu, kad užsikabinant to, tada pajaučia į sportą teikiamą naudą, kaip juos keičia kaip žmonės ir kad žmogus ten pradėjęs bėgioti kelis kilometrus, nubėga 20-30 kilometrų ar ten visą maratoną, nors anksčiau galvojo, kad bėgimas ne jam visiškai. Lygiai tas pats ir su kaitavimu, kai žmogus ateina turintis viršsvorį įsitikinimų, kad jau aš čia šito nedarysiu, nes aš esu per senas. Viską sudėlioja tinkamai su instruktorium, parodai žingsnius, kuriuos jisai padarys, gaunasi viską įvykdo, lūkesčius pateisina savo išsikeltus 100-120% ir išeina laimingas, motyvuotas ir dar pasikviečia draugus tai daryti. Aš labai džiaugiuosi, kad teko ir su Lina, jūsų kolegė, pabendrauti ir su jumis. Ir vis dėlto matau, kad vilties Lietuvoje yra, nes yra daug aktyvių žmonių, kurie propaguoja sveiką gyvenimą, nes skaičiai vis dėlto rodo, kad Lietuva iš tikrųjų pagal viršsvorį, pagal nutukimą esame vieni iš lyderiaujančių, vaikų tarpe ypatingai, bet kuo daugiau atsiras aktyvių žmonių, kurie užkrės sportų, kurie mokins to aktyvaus gyvenimo būdo, tai visiems nuo to tik tai bus daug geriau. Ir ačiū už labai gerą motyvaciją, ačiū, kad pasidalinot ir supažindinot su ekstremaliu sportu ir džiaugiuosi, kad vis daugiau pasirinkimų yra ir jaunimui, tuom, ko jie gali užsiimti. Ir kaip minėjot, ir ta amžiaus riba tokia yra, niekad nevėlų pradėti sportuoti. Tai aš kažkaip turiu viltį, gal ir aš kažkada užlipsiu, nors tos baimės yra labai daug. Būtinai. Tai aš jau žinosiu, pas kokį trenerį ateiti. Ir ačiū, kad apsilankėt laidoj. Ačiū. Ir sėkmės jums sporte, siekiant aukščiausių rezultatų. Ir tikiuosi, kad susimatysime dar ateityje. Ačiū už kvietimą ir pats geriausias pasiekimas tai įkvėpti kitus žmonės, tiesiog judėti ir daryti ir tapti jiems geresniais.